Taigi, sveiki visi, šiandien su jumis aš Elfas ir mes žaidžiame Geris mod. Taigi jo, šitas video neturėtų būti ilgas, ką aš šiame darysiu, tai parodysiu kokius add-ons įsirašęs, savo player modelį, kaip matot, iš Mortal Kombat Scorpion esu. Taip pat parodysiu, ką jau esu sukūręs per Geris mod. Geris mod neilgai turiu savaitę gal tik tais, nežinau kodėl nefilmavau video. Bet nesvarbu, taigi iškart ir einu apžiūrėti. Tai čia pirmas dalykas, kurį aš pauploadinęs esu net į workshopą, tai čia kaip Team Fortress 2 veikėjai kovoja prieš CSGO veikėjus. Taigi pradėkime. Jo, čia tiesiog kaip scena yra, tai va. Tai čia pasiruošęs slaptai dyglą atsitraukti. Jo, atsiprašau, kad jo pirštai tokie. Nesvarbu, iš čia rodo jį, tai iš čia jį. Tai maždaug atsitrauk, arba čia turėjo būti toks čiūvas, aš nežinau, jis dingo. Jo, čia jau tas pirmas, jis irgi nori savo knife pasiimti, tas šliaužė jam padėti. Jo, tas čia soldieris saugo C4, pasakiau, savo bazukos raketą ir paprastą raketą, kartą. O čia tasai, čia teroristas ateina jau pas jį, varo. Čia su po 2000, ką ten. Jo, pato čia nesugalvojau ką padaryti, tai čia jo demo man atsisėdęs geria, o politinė aš nežinau ką aš jam noriu. Aš norėjau padaryti, kad jis tipo padėtų jam atsistoti, bet nesugalvojau. Jo, čia jisai pametė savo vapą ir pradėjo bėgti nuo Pyro. Čia Pyro jį bando pagauti. To inžinierius čia nori jį nušautas. Nenušauk manęs. Čia jis dar turi tą pasiėmęs, tas Dzeusą bando savo pasiėmę. Čia Šeivdofas, inžinierius boks. Čia Heavis nori pridaužyti setą, visai maždaug dink nuo manęs. Čia tasai tiesiog čilinam, žiūri kaip visi kovoja. Bet kol ščilinai, jie snaiperis įrenstai. Jo, snaiperis žiauriai apgalėtinai padariau, nežinau. Sunku man jau padaryti. Ir čia va paskutinis, jo. Tai Ceptas nori nušauti mediką, jis tam tuoj nukaris, bet už jo spajus. Nežinau, jeigu jūs girdite tą soundą, aš nežinau, kodėl jis yra. Tai jo, descriptionas bus, jeigu norit pats parsiųsti pasižiūrėti. Dabar einame prie tų dalykų, kokius aš modus esu suinstalinęs. Tai jo, aš naują pasaulį, nors gal ne, šitam parodysiu viską. Tai yra, pirmą mums reikia ko? Jo, turiu amnezijos monstrus jos parodys, bet pirmą ginklus. Tai va, reikia kažkas protestuotų jos. Palaukit, aš nežinau, ar jums per garsiai, aš tuoj patylinsiu. Čia ir tai gan tylės pasidarys, bet nežinau. Va, tai gerai, pirmą, turiu kataną, nes galvau, kadangi esu tasai skorpionus, jeigu nežinote, skorpionus turi kardus, jau galvau katanas ir šis, taigi katana zombius, nežinau, iš vieno. Jeigu galo iš vieno, jeigu būna iš dviejų, tikrai geras ginklas. Jeigu norėsit parsisiųsti, tai čia yra Bad Dog katana. Yra įklauts TSGO weapon, nu ką. Dragon Lords, kadangi per TSGO tikrai niekad neturės. Tai bent jau per Geris mod gal turės, tai jo. Takinukas tikrai apgailėtinas. Štai mums kaupint galim zonas. Opa. Tai jo Cloud CSGO weapons, OVP Dragon Lore. Po to Call of Duty multiplayer. Tai turiu C4. Tiesiog gali pamesti ant žemės, gali ant zombį prilipdyti. Čia paspaudė ir susprogsta. Jo visi susproga gerai. Po to yra Claymore. Jeigu nežinote, jau čia toksai dalykas yra. Va. Na.
Jo, be to šitas modelis, kaip čia pasakius, skorpionai yra žiauriai gerai sugeneruotos, net kumščiai yra padaryti. Bet gerai tęsim, tai čia yra tie. Nesvarbu, čia Half-Life. To MK9 pistoletai, tai čia va, pilną pistolet nežadu. Parodysiu, nu bet to. Tikrai geri, va, Glockas. Nežinau, per tai sakau taip nėra, bet čia yra. Žinau, kad yra Burst Fire modas. Jo uspas yra. Panašiai gan skamba. Jo, dar šitas man patinka su skaupu. Po to specialties. M9, kuriais yra, jis kuri ten heavy weapons, pistols, submachine guns. Nu, jis ir šiaip pistols ir būna ir submachine. To specialties. Tai jo, to atsisvainam dar. Testinimo zombių. Ups, nu gerai, vienu šausiu. Bum, headshot. Gerai. Damaskus sword. Aš nepasakau Damaskus steel. Jis iš vieno hito žudo, nesvarbu ar kūną ar ne. Come on, ne? Jo, čia nežinau, kuom tas padeda. Gerai, šitą ant galo pasiliksim, bet jo. Šitas yra, jis tiesiog šauni. Dar pašauni duoda ir susprogsta. Taip granate launcheris yra. To yra fists. Nu, su jais beleka iš 2 hitų. Štai pataikčiau. 1, 2. Gerai. To yra fragranai, nu, tiesiog gronki. Nieko įspūdingo. Harpūnas atšiaudamiau. Gerai, palaukit. Dar zombių reikia. Toliau. Ai. Va. Prašom. Jo, šitas geras. Yra peilis. Jo, tai čia kaip kumščiai. Tik tais iš vieno hito. Tik kad nepagaunu. Jeigu ir šitas... Ne, šitas iš 2 hitų. Štai pribaigsiu. Gerai, dabar bus bazuka. Nežinau, čia ne bazuka yra. Nesvarbu, čia yra M202. Tai jo. Čia va toksai yra. 1 raketa, 2 raketos, 3, 4. Nu gali kaip iš mašingūno, kokią. Jo. Gerai, pabandysim nuskaupinti vieną zombį. Ne. Gerai, kadangi aš nemoku nei per čia nuskaupinti, nei per atsisakau. Tai jo, čia panašu tik ginklas, čia tik šauni ir jis nužudo. Ir sprogsta. Nu, jis šauni, nužudo ir tada sprogsta. Tai yra mačetė. Jo. Irgi iš vieno hito, bet dar galime ją mesti. Va. To dar vieną bazuką. Tai tiesiog bazuka ir viskas. Nieko įdomaus. Tai yra Mikor, ne Vektor. Toks irgi. Tas pats, tik greičiau gali, man rodos. Nesvarbu. Nervgas, tai jo, čia tikrai OP daiktas. Iškart nužudo. O to, nežinau, čia dizelinas ar kas yra, nesvarbu. Bet ką jis daro, tai va, sprogsta. Ai, čia airstrike'as, tai irgi vėliau pasiliks, nu, RPG. Gerai, kas dar?
O, sticky granatą čia tiesiog meti prie zombių, jinai prilips, kadangi aš nesugebėjau pataikyti. Tai yra timed C4, nu aš nustatysiu 5 sekundės. Jo, ir vieną kartą, kas man buvo, tai va, padėjau taip C4. Ir vienas zombis sugalvojo man tas C4 mesti galą ir man pataikė ir iš karto numiriau. O visi zombiai išgyveno. Jo, prox mine, čia tiesiog uždėdė ant sienos. Atsiprašau, nežinau, ar matėt, ką prox mine daro, bet to pilnai iš dar sėk pademonstruos. Man kompas išsikravinėjo ir nuleido, kaip sakiau, pas manęs nešiojimas. Nu ir vis. Ai, tas nenori taip gerai mirti, na gerai, tau vis tiek reikia mirti. Tai va. O dabar bus kita dalis. Kolinsim airstrike ant jų. Jo, tuoj palaukit. Va. Gerai, pasižiūri. Ja, target acquired. Nu. Žiūrėk, toks lazeriukas nukrenta. Čia tiesiog airstrike'as yra, bet ir parodysim geresnę dalį. Aš nežinau, ar pavyks nuo šito pasilėti, po šito bus tikriausiai neįmanoma pabėgti. Net nesvarbu, aš noriu kuo daugiau zombių, kad niekas neliktų. Va, pridėsim šitų, va. Jeigu nežinot, ventilation guardą žiauriai sunku nužudyti. Ir kur yra, va. 2, 3. Jeigu nesupratai, čia atominė bomba. Ir jo, aš net nenoriu spanintis, nes iškart numirsiu dar sykį. Aš vis skaičiau, tai jeigu spaninės kuo greičiau, tai 3 kartus įmanoma numirti spanintis. Tai jo. Gerai. Nerodysiu visų, o parodysiu. Tek 9 irgi biškai nepagaunu. Yra nesąmonė truputį. Jas šiek tiek dūmų žiūrėk. Tokie automatai visi tie ginklai. Kas dar? Va, umpas. Nu, susisakau, nepalygins. Bulvė iš 6. Nu, nežinau, kaip jinai nebulvė, jeigu nevadinant. Jo. Tuo pala other čia. Nu, skorpiono fist galima, tai tikrai gerai, sakau, yra padaryti. Meat grinder čia yra iš Call of Duty, tik nežinau kiek. Kažkokio su zombiais. Nesu nei žaidęs Call of Duty, nei konsolės. Tai jo. Turiu Star Wars. Tai jo, čia aš pat pasidariau šitas vardą. Ką galim daryti, tai va, pašokį taip, laikai, tai šakinėtai be sustojimo. Bet energy naudojus, taip pat yra CTRL paspaudi ir no fall damage gauni. Ir va, aukščiau taip, bet kai sustoju 1 sekundę, negaliu judėti. Gali va, taip zombius nužudyti ir gali spaudinėti. Va, taip. Gerai. Tai yra 9 gun.
Nežinau, ar buvo geras paaiškinimas, bet suprato, tai jo šaudai grojo man ket muzikėlę. Tai jo, troll weapons. Jo, čia man pasimėgstamas tikrai yra šotgunas ant pistoleto ir kitą pasiklausykit. Annoying sound gun. Na jo, kažkoks čiūvas, tiesiog juokis ir taip yra Illuminati pistoletas. Va šitas geras. O ne, Illuminati coming paspaudė, tai jie čia pralyti Illuminati. Tai va. Tai paspaudė muzikėlę, tiesiog groja Illuminati. Ir tu numiršti nuo jo. Taip pat yra Illuminati coming, arba aš MLG mod. Tai jau ką daro, tai šitai. Ir lyti Illuminati pradeda. Ja, bet to pistoleto to nebegali naudoti. Ir paskutinį tai... ką turiu, tai... yra aimbot gunas, jeigu nežinot kas, tai va, pažiūrėkit. Ir viskas. Nebėra nieko. O kitas, ką turiu, tai jeigu nežinot šitos dainos, tai tikrai įsirašykite YouTube Epic Sax Sky. Taigi, tikriausiai su šia daina ir baigsime šios dienos epizodą. Ačiū, kad žiūrėjote ir pasimatysime kituose videose. Taigi, viso.